Alytaus sporto apžvalga. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, bičiuliai, šiandien mūsų rubrikoje turime galimybę pakalbėti su legendinė asmenybė, taip aš galiu pavadinti mūsų svečią, kuris yra ne tik treneris, bet ir žmogus užauginęs ne vieną sportininką ir Zenonas Vencevičius mūsų studijoje. Šiandien, Zenonai, laba diena, malonu matyti tave. Labą dieną. Seniai nesimatėme, bet aš tikiuosi, kad šiandien mes turėsime galimybę iš tikrųjų su tavimi pabendrauti, pažįstami jau daugelį metų, tad šiandien ir yra ta proga. Juolab, kad gražus jubiliejus ne tik Zenono Vencevičiaus kaip trenerio, kaip žmogaus, bet ir tavo įsteigtų, beje, dziudo klubas, vienas iš pirmųjų, jeigu ne pirmasis, buvo įsteigtas būtent Alytuje, ar ne, 35 metai jau prabėgo, geras laiko gabalas. Vis dėlto, Zenonai, nuo ko prasidėjo jūsų kelias dziudo sporte, jeigu taip galima būtų trumpai prisiminti, kada tai įvyko ir kodėl įvyko taip? Pirmiausia, po vidurinės mokyklos aš pirmais metais nestojau, nes, kaime buvau pavargau nuo tų visų darbų, čia mokslai, čia viskas tos įtampos, ir aš nežinau savęs, žinai. Ir paskui sugalvojau, kad įsikelimo ratas buvo technikos mokyklos, ten neimdavo į kariuomenę. Neimdavo į kariuomenę, iš profesinių imdavo, iš technikos mokyklų neimdavo. Ir susiradau, ten baigiau, apsidairiau, žiūriu, ten daug kas neįstojęs į aukštąsias mokyklas, tame tarpe ir kūno kultūrą. Ir ten gelbstėsi. Aš pažiūrėjau, tokie žiopliai nestoja į kūno kultūrą, man kažkokius tai šventa buvo specialybė, kad čia kažkokia profesija, treneris, viskas, galvoja, jie stoja, tai reikia ir man stoti. Paskui, kada įstojau, aš jau vėl analizavau, toj sporto šakoje patiko gimnastika, futbolas, aš jau per vėlai, viskas per vėlai ir tas lengvoji atletika, antropometrija reikalinga, taip toliau, žinai, man boksas patiko, bet žiūriu, kad ten turi būti tokie sausi, ūgis, antropometrija, galūnės ilgos, viskas, rankos, kojos, aš jau mąsčiau, o galvoju, dvikovnės sporto šako aš tinku. Tai tuo labiau, kad ten sužinojau, kad ten visos Lietuvos legendos, visos žvaigždės, teko Kurcinai, Jezerskai po vidurinės mokyklos, irgi pradėjo sportuoti po vidurinės mokyklos. Pasaulyje žiūriu čempionai lietuviai po vidurinės mokyklos. Ir aš, bet papuoliau labai silpną grupę, aš nesiorientavau, kai vaikas, kaimo vaikas, kad čia silpna grupė, kad čia treneris savo mokslas, taip irgi pasportavęs ir tų pasiekimų ir neturėjau. Bet čia buvo pradžia. Bet mes dabar kalbame apie iš tikrųjų labai ilgą kaip mokytojo ir trenerio gyvenimo etapą. Vis dėlto dziudo dažnai, nežinau, Zenonai, sutiksi su manimi, vadinamas ne tik sportu, bet ir tam tikra gyvenimo mokykla, tam tikros vertybės. Tai ar per tiek laiko susiklostė tas vertybinis dekalogas, tas vertybių sąrašas, kurį per tiek metų, per visą savo kaip trenerio, kaip žmogaus karjerą jūs bandėte įdiegti ir jauniesiems sportininkams? Taip, pirmiausia, dar kaip pedagoginį, kodėl aš pasirinkau, dar viena buvo, tai čia buvo viena priežastis, kad ten neentuziastai ir ten ir parūko ir viskas, ne fanatikai stoja, kita priežastis buvo, kad mes iš kaimo pradinių mokyklų subėgom į Mirostovą ir pamačiau tų Mirostovo mokytojų labai neteisybę, nemėgo, tiesiog buvo tokių, kad net ir nekentėjo vargšas, labai jau ten prastai atrodo, ten iš vargšų šeimos. Ir tas mane labai liūdino ir labai kėlė azartą, kad kažkokius tai mokytojų, nes visą gyvenimą aš būtų nuskriaustųjų gelbėtojas. Visose situacijose va tai buvo. Ir aš pagalvojau, aš tokius mokytojus tikrai nebūčiau, kokie šitie. Miroslavo mokinio pataikauja visose situacijose. Kaip vienas klasiokas sako, jie padaro 4, atsakinėja jiem 5, mes 4, mum 3. Tai va šitas irgi viena iš priežasčių. O kada pasirinkau šitą specialybę, sportą, sambo dziudo, man žavėjo tas kilnumas, kad čia dziudo reikia atsiklaupti, įsivalyti mintis, ten viską, ten salį nusilenki, varžovai nusilenki. Ką tas reiškia atsiklaupimas, aš
aš kultivuojantis katalikas, kas sekmadieniais bažnyčiai, aš jau papildžiau į dziudo ir rinkau tą medžiagą apie japonizmą, apie Japoniją. Aišku, pirma knyga buvo Gyvenimas ant ugnikalnio. O paskui ten labai domėjausi ir ten buvo tokius žvaigždė Panomariovas. Jis man buvo etalonas to pavyzdingumo, kaip jis nusilenkdavo, kaip jis mokindavo, kad salė reikia dožo tai yra salė, tai reikia nusilenkti, kaip varžovą reikia gerbti. Ir tada man labai patiko šita sporto šaka, paskui, kad tas linkėjimas buvo, kad pirmiausiai skiepyk darbštumą, tai aš vėl mąsčiau. Aš per 10 metų sumąsčiau, kaip darbštumą įskiepyti. Aš tų klausimų, kelius seminarus po visą pasaulį, aš tai žinau, ar kitos sporto šakos tą atrado, kaip įskiepyti darbštumą žmogui. Tai aš daug ką prisigalvojęs, daug ką atradęs, ir metodikos, ir treniruokliai, ir technikos, ir taktikos, ir taip toliau. Vis dėlto per tą savo gyvenimą daug atradimų, bet tie atradimai buvo skirti būtent jūsų mokiniams, jūsų sportininkams. Zenai, ko gero šiandien, jeigu taip suskaičiuoti, kiek jaunų žmonių atėjo norėdami surasti tam tikrą ir vertybinę atramą į dziudo treniruotės, jų iš tikrųjų bus šimtai, ar ne, per tą ilgą jūsų kaip trenerio karjerą. Bet vis dėlto tam tikri pokyčiai vyko ir pasaulyje pokyčiai vyksta. Ar jūs pastebite tam tikrus pokyčius, vaikų motyvaciją, jų požiūris į tas pačias vertybės, požiūris į dziudo, požiūris apskritai į sportą? Taip, čia labai įdomių dalykų yra. Ir kad aš pradėjau, mačiau, kaip tą darbštumą, paskui tą moralės kodeksas vėl susideda dabar iš 10 punktų. Ir ta vertybių skalė, ir paskui aš sukūriau savo filosofiją. Aš pirmiausia, kaip tą darbštumą įskurti, aš darbo žmogus pradėjau skatyti. Apričiau viską aukštyn kojas, gerai padaro, aš jam dar daugiau duodu. Viso, nežinau, kiek matęs, ar pasaulio, ar bent Lietuvos treneriai, jie blogai daro, tai buvo tik atsispaudimų ir ten tūptuko atsispaudimų, aš atvirkščiai. Jie blogai daro, aš leidžiu jam tinkiniauti, kiek jis nori. Aš sodinu. Tu laimėjai, tu geriau šiandien treniruotę padarai, aš tau didesnį krūvį duodu, bendro fizinio didesnį krūvį duodu. Nes aš jiems aiškindavau, kad tai darbas tai yra didžiausia vertybė. Kad japonai eidami į darbą meldžiasi, šiandien aš turiu dirbti geriau negu vakar, nes priešingų atveju mano tautai bus blogai. Ir įsivaizduoju, treneri, sakom, matematikos nėra, mokytojas serga. Aš jiem nuteikdavau, kad jūs eidami į mokyklą, melskitės, aš šiandien geriau turiu pamokas paruošti, negu visi mano draugai, kad aš dar geriau turiu mokintis, kad aš dar geriau. Einate į treniruotę, vėl tokia malda turi būti, vėl viskas. Aišku, paskui ir tie rezultatai atsirado, kaip buvo tos žaidynės, tai antra komanda, Panevėžys, internatas, po 2 treniruotės. O kiek Alytus surinka taškų, tai 50% nesurinko taškų, net atsimenu ir skaičiu, žinai, viskas. Dėl ko? Dėl tos filosofijos, kad darbas yra didžiausia vertybė. Ir įsivaizduoju, čia buvo taip, tada iš Austrijos, kada grįžau, sakau, sportininkai, kviečia Olandiją, kviečia Šveicariją, ar norite čiūti? Visi norim. Tai sakau, jei nori, tai reikia nuvažiuoti ir atkalti kapitalistus. Sakau, norit vieną kartą, ar norit pastovi? Pastovi. Tai sakau, reikia nuvažiuoti ir atkalti. Gerai, treneri. Tai sakau, darom po 2 treniruotės į dieną. Gerai, tik antradienį, ketvirtadienį darytum. Gerai darom. Ir aš pagal darbštumą atrinku, kad jau tu gali. Aš tokias motivacijas, aš sukūręs motivacinius laiptus. Nuo pirmos treniruotės pas mane ir tą savaitę, ir kitą, ir mėnesis, ir metai pas mane sukurti motyvaciniai laiptai. Aš juos sukūriau, kaip tas tokis yra skatimas, motivacijos. Bet ta metodika veikia. O tai įsivaizduoji, ten, sakau, kaip manęs klausdavau, tai ir tų rezultatų turiu. Tai aš jau dabar tai, tie sportiniai rezultatai, tai ten, nežinau, ar 130
pasaulį, ar 140 pasaulio tų medalių paruošta, laiškų rašė jauniai, jaunimas, suaugę, meistrų, sambo, dziudo, čempionatai, taurės, pasaulio taurės. Aš jau skaitau, jau tai yra pasaulio medalis, pasaulio taurė jau veža medalius. Tai va, bet tai man tai didžiausias buvo, sakau taip, ten, atsimenu, kaip prieš 10, prieš 15 metų, virš 20 mokslo daktarų, profesorių, sakau, tiek ir kunigų seminaras, ir kada man pasako ačiū tėvai už išauklėjimą, kada pasako žmonos, pas mane buvo taip, pas mane auklėjimas buvo taip, sužinosiu, kad mamytė jums kalbė koinas arba truskus, aš iškart išvėjau ir tą informuodavau tėvam. Aš ruošiu gyvenime, aš ruošiu, kad jis būtų geras vyras, kad žmonos džiaugtųsi, kad žinotų, kas yra dziudo. Tai dėkodama, žmonas įsivaizduoja. Bet tai žmona sako, ačiū, kaip jūs išauklėt, sako, kokį jūs vyrai išauklėt. Tai va, tai tas mane labiausiai džiugina. Tai ne veltui, Zenonai, aš ir kreipiuosi jūs ne tik kaip į trenerį, bet kaip ir mokytoją, nes kiekvienam žmogui iš tikrųjų, ypatingai jo brandimo laikotarpyje, jaunystėje, reikia to dvasinio mokytojo, ar ne? Reikia, kaip jūs sakote, to, kuris gali įdiegti savoką darbštumas. Darbštumas gyvenime tai ne vien tik tai kova ant tatamio. Darbštumas kiekvieną dieną tai yra ta savybė, kurios laiks nuo laiko mes tai visi pasigendame. Bet, Zenonai, dirbote ir su vaikais, pradedančiais, kurie tik tai ieško, ir su sportininkais, kurie vežė medalius iš pasaulio taurės. Kaip tas metodikas sugebėti atrinkti? Ar skiriasi tas darbas su vienais ir kitais? Aišku, labai skiriasi, labai gerus pagrindus reikia duoti. Toliau, kada daug ir toj pačioj grupiai, ir tas meistriškumas, ir tas. Čia aš labai rinkau tas metodikas. Aš visą laiką dar tais laikais tai nebuvo nei Facebook'ų, nieko nebuvo, pas mane užrašai. Aš viską stebėjau, pačius geriausius trenerius. Kada Tarybų Sąjungos papuolė rinktinį mano, vėl čia aš augau kaip treneris. Kada Europą atsidarė, čia man vėl buvo šitas nauji dalykai ir aš labai norėjau būti geru treneriu. Aš apie tą svajojau, toliau kada draugystė su Japonija ir ten Japonija atvažiuoja pas mus. Tai va, o čia Liudvikos klausimas. Klausimas buvo paprastas. Sportininkai, kurie pasaulio medalius taurės parveža, ir tie, kurie ateina dar tik tai ieškoti, kasgi tas dziudo yra. Tai kaip vis dėlto surasti tą pusiausvyrą, nes su kiekvienu, ko gero, ir dirbti treniruotėse, ir ne tik treniruotėse, yra vis dėlto skirtingi priėjimai. Čia galiu pasakyti, kad gal pats gudriausias, pats kiečiausias Alytui treneris tarp visų sporto šakų buvo Kastytis Pavilonis. Jis man pasakė, tu turi sukurti piramidę. Nesukursi, komandos nesukursi, tu ir su tais mažyliais, ir su ta tarpinė grandimi pagrindai reikia duoti, ir pačioj viršūnė, kada tu ruoši. Dabar su tais reikėjo važiuoti. Turnyrai ir stovyklos, jau ką ruošia Europai, pasaulyje. Jau reikėjo analizę daryti prieš, bet tu nori aukso, buvo. Taip irgi pas mane. Aš važiavau į pietus, Belfortą suradau turnyrą Prancūzijoje, kad aš bračiulį rašiau, dar ten pietuose peržiūrėčiau, ar dar ten ne. Jau čia man viskas aišku, kaip prieš kiekvieną, kokie žaidimą sužaisiu, kaip taktiškai mes jį apžaisim. Bet ir taip ir buvo. Ir tada jis pralošė azerbaidžaniečių ir paskui mes išanalizavom Europos olimpiniam festivalį Paryžiuje, su jie būdu finale, ir buvo Vazarė Vasetipon, aiškiai persvara anksčiau laiko. Tai va, tai čia aš sukūriu tą komandą, piramidį. Čia šitas, aišku, labai daug ieškojau tų trenerių. Klube gal pakeičiu apie 14 trenerių, kurie nepaveža, stumk trauk, neturi to fanatizmo, neturi. Stumk, sakau, va trauk. Tai aš kiek aš trenerių esu pakeitęs. Tai va, o paskui, kada atvažiavo Cimbulas, jau tada auklėtiniai, labai talentingas treneris buvo Jezerskas, Žiokonis ir taip toliau. Ir čia paskui, tu aš gal 2,5 tūkstančio kvadratų tatamio aprūpinau Alytų. Ne tik Alytų, gal virš 20 salių Lietuvoje padėjau atidaryti.
Tai va, ir aš sukau, kad mes būtum dirbtum visą Lietuvą, ne tik Alytus į vieną mostį mes dirbtumėm viskas, bet kad visa Lietuva. Ir aš tą dalyką, aš tas galvoju, kaip tą padaryti, kaip tą tokios komandinės varžybos, va, tos stovyklos. Ir aš lipdžiau komandą visoje to Lietuvo. Nu, aišku, paskui atsirado tie rezultatai. Taip. Tai va, tai taip čia reikia tik norėti, komandą reikia būtinai turėti ir nu, tu nespėsi. Nu, su tais jau, kaip dabar ir Cimbulas turi gerą komandą, jo dar šiandien Lietuvoje nėra. Varžybos buvo šeštadienį, sekmadienį, dar jo šiandien nėra. Tai va, nes tu ten važiuoji ir reikia, kad likę treneriai dirbtų ir tas treniruočių procesas nenutruktų. 35 metai klubui. Klubas buvo, nežinau, Zenai, aš jau minėjau, kad vienas iš pirmųjų ar pats pirmasis dziudo klubas Lietuvoje atgavus nepriklausomybę. Pirmasis Lietuvoje ir Alytuje pirmasis. Ir štai 35 metai. Klubas dar gyvuoja. Taip. Klubas dar turi ką veikti. Taip, visiems man įdomus tas auklimo procesas, man žiauriai įdomu, kaip užkrės, jo sportininkai ateina, išeina taip toliau. Aš darydavau ataskaitą savo, aš darydavau savaitę savo ataskaitą ir dabar darau. Ką ne taip padariau, ką gerai padarau. Aš darydavau savo ataskaitas, kokiam lygiai mano pravesta treniruotė Lietuvos mastu. Aš didavau, ar man niekas nors pasaulius geresnė šitą, kada pavyko man treniruoti. Aš čia visą laiką save stačiau ant svarstyklių. Aš niekad nesipučiu, kaip yra, narcizai. Kai pasižiūriu, įsivaizduoja save, o jie, tu apsiskelbė. O pas mus tai yra kuklumas, nuoširdumas, pagarba, tikėjimas, savitvarda, darbštumas. Mandagumas, o tokie dalykai yra. Bet, Zenai, tie vertybiniai dalykai, jie ir yra pagrindas. Tai ne veltui po to žmonos dėkoja, kad išauginate gerus vyrus. Ne, tai taip, pas mane buvo auklėjimas labai griežtas. Jei pagaudau, kas užsirūkęs, viskas eini namo. Viskas pas mane buvo, tvarka, drausmė buvo. Štai, pirmasis klubas, Juozapavičiaus turnyrai, svečiai iš Japonijos, galimybė iš tikrųjų semtis patirties ir iš jų. Ir štai, ir turnyras dar tęsiasi. Laikai buvo įvairūs, požiūriai, peripetijos irgi pačios įvairiausios, bet vis dėlto kruopelytė po kruopelytės, jeigu, Zenai, taip reikėtų sudėlioti visą jūsų kaip trenerio, kaip žmogaus, kaip klubo įkūrėjo biografiją, tai nežinau, kokia istorijų knyga turėtų būti, galbūt laikas knygą parašyti. Taip, aš dabar jau prisiminus ir rašau, aš jau pradėjau rašyti šitą, nes pagalvoju, kokius dalykų tik nesukūręs, kokių dalykų nesukūręs ir stebuklus, kiek aš padaręs tų nerealių. 95 metais 12 vaikų be pasų, be vizų nuvežiau į Olandiją. Be pasų ir vizų. Vokiečius ant sienos užhipnotizavau. Tai va, paskui plačiau tai aš ten dabar nenoriu, bet va, tokie dalykai, arba ten skraidinu lėktuvų 91 metais iš Tadžikijos kimono. Ir nėra bagažinį ten vietų. Tu ką aš padariau? Tai laukūnuose kabinoje sukišom. Aš pagalvoju, kaip rašyti per daug jų neštek. Aš turėjau visą laiką įsitikinimą. Ką dariau, aš turėjau tikėjimą. Bet, Zenai, tu tikėjai tuo, ką darai. Taip. Tai štai, tas tikėjimas irgi labai svarbu. Štai ir prieš pokalbį mes kalbėjome, kad svajoti reikia atsargiai. Svajonės pildosi, jeigu tu labai to nori ir tu įdedi tam tikrą kiekį pastangų. Jų reikia kiekvieną gyvenimą įvairiuose situacijose. Bet pažvelgęs atgal, dabar galite pasakyti, taip, tai yra mano gyvenimas ir laimingas gyvenimas. Taip, čia yra mano gyvenimas. 79 metais, kada pradėjau šitą darbą ir, pirmiausia, tai čia viskas yra genuose. Mano tėtė, tai buvo, ten visų kaimų galiūnas, darbštuolis, visos bėdos, visų kaimų bėdos. Mirė tėtė gėda, mamytė gėdalingus bėdos, tai tais laikais ten net nebuvo, kad centą kažkas tai paimtų, žinai, kaip dabar yra.
Toliau šienas, šiaudai, normos, tas niekas nenumatė ko, tai Sedžius, Boliaus vaikai, viską tą dalyką. Ir mes dirbom, tai nežinau, vergai taip nedirbdavo. Nedirbdavo tikrai, ką mes dabar pagalvojame, kaip mes dirbom. Bet kokias mumis išturimis iššūkdė, mes visi kaip velniai, visi, iki 1-7 broliai, sesės. Tai va, tai tas čia atėjo iš prigimties, kada tokius tėvus turėjom ten. Sakau, aš šiandien papasakočiau apie tėtės, kaip pasakyti, šitas frontas ėjo. Pas mus buvo bunkerys 40 žmonių. Visa giminė pas mus. Kur? Visos nelaimės pas mus. Ir tada, aišku, pamatė Vokietijas, kad čia yra judesys, viskas išeina kažkur ant savo reikalo. Ir metė bombą ir visą supleškėjo. Tai va, bet dabar esam, mes visi laimingi, kad mes mokam žmogui padėti, kad mes nepaliekam nelaimės, kad mums užtenka tos jėgos, ištvermės, užtenka to pasiruošimo. Tai bazė tokia sukurta, kad net, Bet ne visiems. Ne visiems, ar ne, yra tas vertybinis pagrindas, ne visiems tai yra svarbu, galbūt skambantis euras yra kur kas svarbesnis, nors vis dėlto ir žmonijos istorija rodo, ten, kur yra vertybės, ten, kur yra tikslas, ten, kur yra svajonė. Ko gero mes dabar galėtume prisiminti tą akimirką, kai pajutome, kad mes esame laisvi, ar ne? Ir tai buvo stebuklas, kuriuo tikėjo tuo metu iš tikrųjų ne visi. Sutikim su tuo. Visada buvo tokių, kurie taip ir liko šalikelėje. Bet tas tikėjimas tuo metu atrodė darė stebuklą ir mes tapome laisvą valstybę. Dabar mes galime, žinoma, kritikuoti, analizuoti, bet tu to jau dabar neatimsi, jeigu mes patys to neatiduosim. Taip, aš prisimenu tuos laikus ir aš atsimenu, čia mane pažadino, aš kitiem žadinu, važiuojam į Vilnių prie Seimo, taip toliau. Paskui aš tą dziudo užsukau ir treneriams sakiau, mes turim dirbti 10 kartų daugiau, negu mes uždirbame, negu mes algos gaunam. Paskui užteks ir 6 kartų, ir 5 kartų, dabar laisvai Lietuvai mes dirbom. Aš toks naivuolis liūdai buvau. Aš galvoju, policijos nebus, tik truputį bus inspektorių kontrolių, nebus armijos, nebus. Tik viską Lietuvai dirbsim. Aš nesupratau, kad žmonės ten gali vogti. Aš to dalyko man netilpo į galvą. Aš kokis naivuolis buvau. Tai aš dabar pagalvojau, įsivaizduoju, nebus, kariuomenės nebus. Visi Lietuvai. O treneriam ateis tos laikas, kai užteks 3-4 kartus daugiau dirbti, negu mes gaunam algos, negu mums privalo, kai mes atliekam darbą už tiek, o gaunam tik tiek. Ir to užteks. Ir mes būsim laimingi. Ir kai bus lengva ir auklėti, ir ten, kaip pasakyti, nebus nei vieno komunistuko, nebus ten Kremliaus čia tų partijų įkurtų, kur Kremliaus, mes žinom, kur jos sukurta. Ir kai amžinatelis Svarinskas sakė, net višta atsirenka pelus nuo grūdų, čia žmonės neatsirenka, tai įsivaizduoju, nemato, kur Kremliui sukurtos tos partijos ir ką jos daro. Ir kaip formuota 5 kolona. Aš, tų dalykų aš nesupratau. Ir tas idealizmo buvo. Ir aš galvoju, aš tiek dirbsiu psichologiškai, aš tiek dirbsiu idėjiškai, aš tiek šviesiu, kad nebūtų nei vieno kitaip mąstančio. Aš tiek bent dalykų padarysiu, nebus čia žinai, tos komunistų peklos, galvoju, nebus. Aš kiekvienam įtikinsiu. Bet aišku, aš kaip auklė turėjau būti pavyzdys. Ir aš dar, žinai, kaip būdavo, galvoju, žiūrėdavau, kur tėvai turtingesniai ir kur pareigas ten užima ir kad viską aišku, kad komunistai, galvoju, bet jų vaikus neleisiu, nepraeis, kad jie taptų komunistų. Taip ir buvo, žinok. Zenonas Vencevičius šiandien mūsų studijoje, be jokios abejonės iškalbėti daug ką yra, jau lab, kad tas ir trenerio žmogaus gyvenimas buvo labai intensyvus, daug padaryta, daug sukurta ir tai dar ne pabaiga, bet vis dėlto, Zenonai, koks jūsų galbūt toks mėgstamiausias dziudo principas ir tuo pat metu gyvenimo principas, kuris tinka tiek treniruojant jaunus žmonės ir pasiekusius sportininkus, tiek tinka kasdienime mūsų gyvenime. Tas pamatas, kalbėjome mes apie tą etikos 10 punktų kodeksą, bet vis tiek,
Koks principas yra svarbiausias? Ir kai sutinki žmogų, kuris sutinka, supranta tą principą, tada ir bendrauti kur kas lengviau. Ir tu pasitikėti gali ir atsiranda tas žmogiškas tikras ryšys. Ir ne vienai dienai. Nu, Dakaro Kano, dziudo įkūrėjas, sakydavo, dziudo kugosiai surų. Dziudo kugosiai surų. Švelnumas nugali jėgą bei pyktį. Mes žinom tą gyvenimo dėsnį, toks tokį traukį. Kerštas karštą, pyktį, pavydas pavydą. Ką tu išleisi? Gopšumas gopšumą, bet meilė traukia, gerumas gerumą traukia, švelnumą traukia. Kai savo sportininkams šitą dalyką dėstau, sakau, jūs tėvai apsiženijo. Kodėl apsiženijo? Nėmė akšyca, jėga paėmė ir sakau, kiek meilės įdėta, kiek gerumo, kiek švelnumo įdėta. Ir aš tą liūdai praktikuoju šitą dalyką, einu prieš labai konfliktinį žmogų, susitik, žinai, labai jau konfliktinį žmogų, šiandien noriu pavardėm ir nu, čia kalbu apie direktorių, žinai, kalbu. Aš įsikalbu, aš tave myliu. Čia Vitalė, žinai, ta knyga, jokių ribų. Čia paimta. Ir aš mintyse, žiūriu, iš tikrųjų nokautuoji. Tai atsiveria, nėra tų, kad atsiveria tų ribų jau nėra ir jau gali kalbėti, ne taip, kad, aišku, čia labai skaudus dalykas, kada iš administracijos, žinai, va šitiek laiko, aš pasakiau, tu sporto rūmuose, ar direktorius, ar pavaduotojas, jis geriau žino apie 20 sporto šou kaip bazę, supranti, sutvarkyti, kaip ją įkurti, kaip ją ištobulinti. Dvikovinių centrą, čia buvo užsiplieksta ten, kur yra jaunimo ta mokykla. Taip. Tai direktorius draugelis, tu sako, parvažiavęs pasaulį visas sales, ne visas sales, beveik šitas 50 valstybių, tai va sako, viską surašyk. Šitas olimpinį centrą Druskininkuose statė, mane konsultantų iškvietė, 3 kartus važiavau, konsultuoju. Čia jie geriau žino, įsivaizduoju. Zenonai, aš suprantu, kad visų problemų mes irgi neiškalbėsime, bet vis dėlto šiandien yra tokia proga, norėčiau jūsų paklausti apie senąją sporto mokyklą. Mes prisimename tas įvairiausias istorijas, tas pastangas, tą norą sukurti iš tikrųjų vietą, kurioje būtų galima ugdyti jaunosius sportininkus. Ir dabar vėl situacija kaip laiko ratas vėl atsisuka ir vėl kyla naujos idėjos, kad viso to nebereikia. Nu taip, ir vėl dabar yra labai sunku, žinom, miesto taryba, su kuo susideda viskas, komitetų sudėtis, žinom. Ir čia dabar, žinau, šitas gali visuotinė veteranų visų sporto šakų sąjūdis gali tą dalyką tik padaryti, tai gali tas atlaikytų. Pasižiūrėjau, žinai, nuo sporto mokyklos, iš vienos pusės viena linija, amatų mokykla, dailės mokykla, muzikos mokykla, sporto mokykla, kaip gražu. Pačios gražiausios vietos atiduodama vaikams. Bet taip ir turi būti, nes aplinka auklėja, pušynas, miesto centras ir patogumas ir ta pati aplinka, kuri ugdo tą jaunąjį žmogui, be jokios abejonės. Bet verslo interesai pasirodo yra kur kas svarbiau, ar ne? Taip, kaip mano tėtis sakydavo tiem skupiem ir kurie labai bagoti, kaip panoriu ruošysi tuos savo pinigus suresginėm į dangų nusinešti. Kaip ruošiesi va į dangų, aš jau pagalvoju, aš nieko neturiu, man nereikia nieko, aš visą atidavęs sporto, aš kaip dariau tą sportą, aš kreditus ėmiau, aš rėmimo visai nedaug gaudau, skolintavosi man skolindavosi, aš turėjau ratą, žinai, žmonių, sakau, va, ir man tai keista, ir žmonės nežino vieno pagrindinio dalyko reikia žinoti. Į aną pasaulį tu įsineši vieną dalyką, ryšį su Dievu. Tik ryšį su Dievu įsineši į aną pasaulį. Ir man keista, va, tie apžaruoliai, ten šitie turtuoliai, ant kiek apžaru, ant kiek, man tai keista, aš nežinau, man tai yra tokių žmonių, kad juos gyvuliais pavadinti, tai čia gyvuliai žaidimas.
Aš matau tokių žmonių. Tai yra gyvuliai žaidimas, baisus dalykai. Kada rėkia, bliauna, direktorius būdamas, riaumoja ant žmogaus, ant kito žmogaus. Aš ten vieno medelio neužrėkęs. Ant žolukės aš neužrėkęs. Ir turi mylėti, ir viską turi. Jau nekalbant apie gyvuliuką, tai aš jau nekalbu, bet ir apie augmeniją. Tai, ką darysi? Gyvename tokiame pasaulyje. Taip, Zenonas Vancevičius, legendinis treneris, žmogus, kuris tą savo vertybių skalę susikūrė ir laikosi to. Koks bebūtų gyvenimas, kokios bebūtų peripetijos. Zenonai, ačiū tau už tavo dvasinę stiprybę, už tos išmokytus jaunus žmonės, kurie nebejoju, jie prisimena, o tai yra labai svarbu. Ką prisimena? Mes esame gyvi tol, kol kažkas mus prisimena, o jūs tikrai prisimins ne vienas. Ačiū šiandien, kad suradote galimybę apsilankyti mūsų studijoje. Ir su gražiu jubiliejumi. Zenonui Vancevičiui 70, klubui 35. Kam dar koks jubiliejus? Daugų stovyklai 35, Alytaus dziudo 55. Organizuojam Dauguose, graži bus šventė, ruošiamės, noriu iš viso pasaulio pakrikusių savo auklėtinius pamatyti, kuo daugiau aš jų noriu parašyti. Yra auklėtiniai ir iš Amerikos skambina, ir iš Švedijos, ir iš Norvegijos paskambina, kaip jūs treneri gyvenat, kaip viskas einasi, žinai. Bet tai ir yra svarbiausia. Tas yra svarbiausia. Man svarbiausia, ir tie apdovanojimai, žinai, ir tas, ir tie, sakau, man visi svarbus, ir tas visą nuopelnus. Bet kada mama pasako ačiū už auklėjimą, kada žmona pasako ačiū už išauklėtą man vyrą, žinai, tai ten profesorium pavadina, ar čia vieno sportininko tėvas akademikų, ir sako, nei kiek neperdėdu, nei kiek, sako, pat kiek. Čia traumatologas šitas Čebatorius. Va tokie dalykai, man svarbiausia, tas žmoniškumas, kad skleist, mokint, gražiai gyventi. Tai va čia man didžiausia ir man patinka tas pedagoginis darbas dirbti. Ačiū Jums. Ačiū labai Jums ir sėkmės Jums. Mes irgi laikomės tam tikrų vertybių. Zenonai, labai ačiū, kad suradai laiko ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų sugrįš tie žmonės su savo prisiminimais ir viskas bus gerai. Reikia to tikėti. Liudai, aš tavo vertybės jaučiu. Aš jaučiu mūsų vienodas vertybės. Dėkui. Ačiū. Alytaus sporto apžvalga. Čia gali skambėti ir jūsų reklama. Reklama@fm99.lt.